Labadiena, gerbiami Elektrėnų laikraščio Elektrėnų kronika skaitytojai, žiūrovai. Esu Robertas Šarknickas, pradedantis darbą Elektrėnų laikraštis Elektrėnų kronikoje. Dirbsiu korespondentų žurnalistu. Šiandien mano debiutas yra Elektrėnų savivaldybėje ir šiuo metu kalbuosi su Dalia Malinauskienė, kuri pradėjo darbą nuo kovo 1 dienos. Įvardinkite visą pareigybę. Esu Dalia Malinauskienė, esu civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. Kaip ir minėjote, darbą pradėjau nuo kovo 1, esu naujokė. Ir kaip sekasi? Mokomės. Kaip sakau, būna tų vis pirmų kartų, nes viskas kaip lik ir naujovė. Tai leiskite Jums palinkėti sėkmės šiame naujame darbe. Ir norėjau dar paklausti, ar esate vietos gyventoja, ar atvykus iš kito miesto čia gyventi? Gyvenu Vievyje, kaip lik ir vietinė esu. Tai linkiu sėkmės. Norėjau pasiteirauti apie demografinę padėtį Elektrėnų savivaldybėje, kokia jinai yra, daugėjančių gyventojų, mažėjančių, gimstamumas ir panašiai. Kas liečia gimstamumą, tai lyginant su 24 metais, pirmų pusmečių, tai vienu vaikeliu gimė daugiau. Valio. Šiais metais, per pirmąjį pusmetį. Taigi, miela Dalia, aš noriu paklausti, santuokos dabar Lietuvoje, ne tik turbūt Lietuvoje, ta tendencija tiek sutuoktuvių, tiek skyrybų vos nesivėja vienas kitą. Prieš keletą metų žinau, kad buvo kas antra šeima skirdavosi, o kokia dabar situacija yra, koks santykis? Šiais metais per pirmąjį pusmetį turėjom 27 santuokas ir dėja 26 skyrybas. Gal žinote, kodėl taip vyksta? Per jauni tuokiasi? Prašau. Per jauni tuokiasi? Ar... Gali būti, žinokit, tuokiasi per jauni, skiriasi. Galiu tik pasakyti, kad savivaldybėje šiais metais sumažėjo santuokų. Lyginant su anais, užpraeitais metais, drįsčiau teigti, kad jaunieji pasirenka kitas vietas – Vilnius, Kaunas. Kadangi nuo 2017 metų jaunieji nėra pririšti prie savivaldybės, jie gali pasirinkti santuokai bet kokį miestą. Suprantame. Aišku. Kokia gimstamumas yra vieno vaikeliu daugiau minėjote? Koks to vaikelio vardas, gal žinote, arba kokie populiariausi vardai yra kūdikių? Grįžta į populiarumą Jonas, Gabija, Matas. Sakyčiau, gražus vardai ir tokie lietuviški. Tikrai taip. Buvo vienu metu, kai buvo toks serialas Vergizaura, Marija ir panašiai, tai labai daug tokių visokių meksikietiškų girdėjome. Labai džiugu, kad jaunos šeimos arba tiesiog šeimos, kurios susilaukė savo vaikelių, kad vėl lietuviškėja, grįžta prie savo šaknų, tai tikrai gera ant širdies klausytis. Tai dar vienas klausimas. Ko daugiau yra bažnytinių santuokų ar civilinių? Be abejo, civilinių. Bet galiu pabrėžti, kad ir bažnytinių santuokų yra sumažėję. Kas vyksta? Požiūris gal keičiasi. Gal tiesiog žmonės siekia iš pirmo įgyti išsilavinimą, įsigyti būstus, sakant, sustiprėti finansiškai ir tada tuoktis. Viena dar detalė labai svarbi besituokiančioms šeimoms. Žinau, kad ir bažnyčia tvarko santuokų dokumentus. Nebereikia ten kelis kartus eiti ir į savivaldybę, ir į bažnyčią. Bažnyčia atneša dokumentus berods į savivaldybę. Taip, per 10 dienų iš bažnyčios klebonas ar įgaliotas asmuo atvyksta į civilinę metrikaciją, pristato dokumentus, apskaitome santuoką, sudarome santuokos įrašą, informuojame piliečius.
Na, kaip paprasta, tai turėkite omenyje, tad pirmyn į bažnyčią nereikės jums lakstyti po savivaldybę. Labai gražiai klebonai dabar sutvarko šios reikalus. Dar vienas klausimas. Ką palinkėtumėte žmonėms, kurie planuoja kurti gyvenimą kartu, kurti šeimą? Suprasti vienas kitą. Atleisti. Kokie nuostabūs žodžiai. Aš pridėsiu pagarbos vienas kitam ir visi rūpesčiai neina per nieką. Taigi linkiu jums gražaus vakaro ir iki pasimatymo. Su jumis buvo laikraštis Elektrėnų kronika. Robertas Šarknickas.